Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradicinė 258 Compensa Life apžvalga. Apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, verslo plėtros vadovas. A, Na, paskutinės 2 savaitės buvo tikrai įdomios. Daug veiksmo, bet neatsistebiu finansų rinkomis. Kad kartais atrodo, kad kuo būna blogiau, tuo viskas išsiverčia į geresnę pusę. Ir ilgalaikis investavimas, nepanikavimas, ramus nervai, ramus pirštai, nespaudžiantys pardavimo mygtukų iš tiesų atsipirko daugam. Na, o periodiškai investuojantiems atsipirko šiais metais turbūt gerokai su kaupu, negu buvo galima tikėtis. Tai visų pirma nuo Vikso. Tai visi žinome, kad buvo suduotas smūgis Iranui iš Junktinių Amerikos valstijų pusės. To daugelį dešimtmečių mažai kas galėjo tikėtis, kad taip lengvai ir taip paprastai viskas prasisuks ir baigsis tuo, kad Viksas yra šiandien dienai, ko gero, vienose žemiausiuose taškuose per paskutinius metus ir šiais metais ypatingai. Tuo labiau buvo dideli šokais dėl Trumpo, buvo šokai dėl, sakykime, karų ir karų pablogėjimo ir panašiai. Viksas nusileido žemiau 20, šiuo metu yra 16,6 punkto. Na ir finansų rinkos yra ypatingai atsipalaidavusios, sakyčiau, nevertina kažkokių tai papildomų didelių rizikų. Ir čia yra kelios geros naujienos. Tai yra viena naujiena, tai yra Junktinių Amerikos valstijų, sakykime, branduolinės programos pristabdymas, negalima sakyti sunaikinimas, nes priklausomai nuo šaltinio jie yra sakoma, kad pristabdyta keliam mėnesiam arba keliam metam, bet kokiu atveju operacija buvo įvykdyta sėkmingai, neprarasti žmonės, neprarasta technika. Sakykime, priešo arba drumstėjo situacija taip pat suvaldyta ir tai finansų rinkos įvertino labai teigiamai. Antras teigiamas viso šito proceso dalis yra ta, kad šiuo metu vyksta didžiulės diskusijos dėl NATO ateities ir, na, iš tiesų, po šio smūgio NATO atrodo labai labai sustiprėjęs. Po šio smūgio valstybės narės įsipareigoja išleisti 5 procentus nuo BVP savo gynybai ir infrastruktūrai. Tai nepaisant ten papurkštavimų iš Ispanijos ar dar kitų valstybių, bet iš esmės NATO sustiprėjo labai stipriai. Vienas dalykas. Tai yra sprendimai, kurie yra daromi. Antras dalykas, neina kalba apie tai, kad Junktinės Amerikos valstijos trauksis iš NATO. Jų prasmė kaip ir sustiprėjo. Trečias dalykas, na, iš tiesų, kūrybinį požiūrį, sakyčiau, į pasaulio taiką turinčios valstybės. Na, buvo supurtytos iki gilumų po to, kai Iranas gavo smūgius, nes buvo parodyta, kur yra galia ir kokia ta galia yra daug didesnė negu dronai, negu leidžiamos raketos naktimis į Izraelį. Ir kaip tas didysis pasaulio policininkas vis dar gali ateiti ir sureguliuoti eismą tiems, kurie neklauso. Tai čia žinutė buvo ir Rusijai. Rusijos, ko gero, bent žvelgiant į jų naujienų pranešimus, turbūt suprato žinutę, nes irgi supurtyti buvo, na ir, sakykime, kitos valstybės tikriausiai suprato, kad reikalui esant čia taip lengvai pasaulyje tos tvarkos negadinsi. Tai visos šitos žinutės lėmė, kad finansų rinkos, na, jos apskritai į karus reaguoja ganėtinai santūriai. Bet šį kartą sureaguota pozityviai. Tai yra, sakykime, po smūgio tas pozityvumas jisai išaugo ir finansų rinkos lėkė labai labai stipriai į viršų. Arti rekordinio aukštumo beveik visose srityse ir nepanašu, kad bus sustota. Tai nenustepčiau, kad dar po kiek laiko šios vasaros metu mes galime pasiekti rekordinės aukštumas. Kalbu apie akcijas, visų pirma. Tai šitoje vietoje tos rizikos yra tikrai sumažėjusios ir pasitikėjimas, sakyčiau, pasaulio tvarka, kuri egzistavo iki šiol ne vieną dešimtmetį, tai ko gero, kad yra išaugęs ir tas atsigavimas yra labai labai stiprus. Tai atrodo krūva naujienų, netgi sunku kažkaip tai jas apžvelgti ir sudėti į vieną krūvą, bet viskas susiveda į tai, kad mes turėjome didžiulį egzaminą, politinį, geopolitinį, finansinį stabilumo, stiprumo ir taip toliau. Tai tame tarpe ir, sakyčiau, Lietuva turėtų po šitų įvykių jaustis gerokai saugiau.
nes akivaizdu, kad tie mechanizmai, kuriuos buvo bandoma sumenkinti, manau, kad tai ir propagandos dalis, sumenkinti, parodyti, kad niekas neveikia. Na, iš tiesų, jie parodė, kad viskas pasaulyje veikia ir čia, jeigu kažkas tai rimčiau būtų keliamos galvos e, nedraugiškų valstybių, tai ko gero, kad mažai nepasirodytų. Einam prie savo tradicinės apžvalgos, tai Euriboras šiek tiek pasileido, juda link 2 procentų, kažkaip norėtųsi, kad jis palystų po tais 2 procentais, bet kol gero, kad tai darosi padaryti sunku, nes Europa vargu bau ar mažins palūkanų normą vasaros metu, tai viskas yra sustoję šitoje vietoje. Bet kokia atveju 2 procentai palūkanos yra tikrai labai patrauklios ir įgyvendinamos, tai čia kažkokių problemų tikrai nesimato. Didžiulis irgi stabilumas, praktiškai jau galima kalbėti apie beveik metus laiko, kai palūkanos yra žemiau 3 procentų. Tai čia viskas yra neblogai. Kas šiek tiek stebina, tai euro stiprumas. Euras toliau čia, tai kas čiuožia, lipa į viršų, 1 doleris 17 centų. Priežastis tai yra palūkanos įvairiais kampais, sakykime, visgi Europa irgi po visų šių įvykių tampa stipresnė ir euras tampa visai patraukli valiuta. Tai praktiškai 15 procentų per šios metus euras yra sustiprėjęs. Brent rūšies nafta pinga, atsistatė į savo žemiuosius lygius, žemiau $70, $67. Tai mums energetiniai ištekliai pinga dviem aspektais. Tai yra dėl to, kad kaina pinga ir dėl to, kad doleris pinga. Tai čia tikrai geros naujienos ir panašu, kad na, ar nebus taip, kad vis tik tai pasaulis yra nusprendęs ir Rusija šiek tiek spustelti su žemom kainom ir tas kainas išlaiko. Tai Saudo Arabai toliau didina gavybą, taip pat spausdami ir tą patį Iraną. Tai matysim, kas čia darysis, bet vėlgi kainos labai stabilizavosi labai greitai. Dujų kaina taip pat milžiniškas kritimas, daugiau negu 10 procentų buvo bandoma judėti link 45 eurų už megavatą, dabar nesiekia net 35 eurų už megavatą. Kaina yra tokia pat kaip praėjusiais metais, netgi kai kuriais atvejais galbūt ir šiek tiek žemesnė. Tai irgi palengvėjimas, Hormūzo sąsiaurio niekas neblokuoja ir ko gero, kad neblokuos, nes kitu atveju, jeigu 90 metrų po žemę galima kažką iškrapštyti, tai tas, kas bandys blokuoti Hormūzo sąsiaurį nuo kranto, turbūt irgi žino, koks likimas lauktų. Na ir S&P 500, kaip minėjau, akcijos arti rekordinių aukštumų. Visiškai ištrinta neigiamo Trumpo, sakyčiau, kelionė per finansų rinkas. Finansų rinkos žiūri į priekį, mato optimizmą ir svarbu, kad iš Trumpo pusės nebūtų tų muitų karų arba jie būtų kažkiek tai švelnesni, bet čia irgi panašu, kad po truputį tariamas. Tai vėlgi tas NATO samitas, aš manau, kad irgi gera proga su Trumpu pasišnekėti buvo visom pasaulio galybėm. Na ir įdomus dalykas, tai varis brangsta, visgi dar tų muitų šiek tiek prisibijoma. Vario atsargų sumažėjimas labai stipriai juntamas, nes 400 tūkstančių tonų paskutiniu metu vario buvo pervežta į Jungtinės Amerikos valstijas, vėlgi saugantis muitų, stengiasi sukaupti atsargas. Na, čia svyravimai yra ganėtinai dideli. Auksas visiškai stabilus, praktiškai antras mėnuo tame pačiame lygyje. Kaip ir sakiau, laukiu, kada tą kainą išmuš į vieną ar kitą pusę. Sunku prognozuoti, kurią beje. Bet tai, kad pasaulis rimsta, šiek tiek yra daugiau šansų turbūt, kad gali būti ir žemesnis taškas. Na ir mūsų fondai. Tai su fondais viskas yra tvarkoj. Žemos rizikos fondai važiuoja pagal ilgamečius vidurkius, apie 4 procentus grąžos. Truputį turim problemų su vidutinius rizikos fondų atsistatymu, nes jie kaip ir bandė apsaugoti investicijas parduodami akcijas, bet sugrįžinėti darosi sudėtingiau. Plus palyginamoji bazė vis tik tai praėjusiu metu yra labai aukšta, už tai turime neigiamus skaičius. Na, aukštos rizikos fondų eilutėje čia apskritai yra viskas tvarkoje, ypatingai su Europa, kur matome 20+ augimą. Tai, sakykime, tiek iš manęs. Atkreipiu dėmesį, kad vieną savaitę bus pertrauka, nes šiek tiek atostogausim ir Liepos 10 dieną po 2 savaičių susimatysime 16 val. 259 kartą iš eilės. Ačiū visiems ir iki.